Labadiena. Šiandieną Aina televizijos studijoje svečiuojasi Lietuvos varinių pučiamųjų instrumentų orkestrų asociacijos įkūrėjas Remigijus Vilys ir vadovas Vilmantas Vausva. Labadiena. Labas, sveiki, labadiena. Taigi, nuaidėjo per visą Lietuvą Palangoje vykęs pirmą kartą, ar ne, Europos varinių pučiamųjų instrumentų orkestrų čempionatas. Kaipgi pavyko šį čempionatą atvežti į Lietuvą ir ar tai sunku padaryti ir kaip sekėsi, kokios žvaigždės suvažiavo? Tai iki to čempionato buvo ilgas toks 30 metų darbo kelias, nes Lietuva neturėjo tokios sudėties orkestrų ir nepriklausomybės kai atkeliavom, kažką norėjosi naujo atnešti į orkestrinį gyvenimą ir startavom 1997 metais įkurdami pirmą Lietuvos braso orkestrą, tą varinį dūdų orkestrą, angliško tokio stiliaus, Panevėžio rajone Liudynės kaime kultūros centre. Pasirinkdami jį dėl to, kad ten savo vasaras leisdavo žinomas Lietuvos kompozitorius, kapelmeisteris Juozas Gudavičius. Tokia buvo idėja. Vienas iš pirmų darbų buvo, kad kažkaip užimti jaunus žmonės, reiškia, iš gatvės ištraukti per muziką į kažkokį tai veiksmą. Po to pradėjom domėtis ir radom kolegų Olandijai, kurie padėjo, buvo atvykę ir susidraugavom labai su vienu orkestru ir vadovu Pete Fischeriu, kuris visą laiką, tos 30 metų kuruoja Lietuvos orkestrus. Į Panevėžio rajone irgi buvo jau daug labai kartų ir padeda ruošti orkestrus, instruktuoja, padėjo pirmaisiais instrumentais ir taip toliau. Tada pavykęs buvo Liudynės projektas ir mes išplėtėm dar keletą orkestrų, kūrėm kasmet, atsirado Šylagalio kultūros centre orkestras Klepučinė, Perekšliuose Saulutė ir plėtėsi mūsų ryšiai ir 2005 metais buvom nuvykę su Vilmantui pirmąjį kartą į Europos čempionatą, į Grioningene. Savo kolektyvais, ne? Ne, mes kaip pasižiūrėti, kaip ten pasaulis kokvepuoja, nes jau 2000 metais buvom padarę pirmąjį Lietuvos orkestrų čempionatą. Ir norėjom pažiūrėti, pasilyginti su Europos, kaip ten viskas vyksta. Ir pradėjom galvoti įsijungti Europos tą braso šeimą. Tai Grioningenas irgi pirmas tas Europos čempionatas buvimas padarė tikrai didelį įspūdį ir susipažinom su Europos asociacijos vadovais ir kolegom iš kitų šalių. Ir jie draugų, kurie padėjo sekančiam žingsniui, kad tų orkestrų būtų daugiau ne 2-3, mūsų buvęs anksčiau Britanijos orkestrų federacijos vadovas seras Robertas Morganas atvyko į Lietuvą su savo orkestrų koncertui ir po to mes gavom tokią didelę dovaną, po keletos metų jie surinko apie virš 100 instrumentų, kurie atkeliavo į Lietuvą ir su to 100 instrumentų mes rajone sukūrėm 12 orkestrų. Čia tarasme buvo labdara? Jo, buvo atkeliavo tokia labdara. Ir mūsų tuo metu buvo irgi rajono meras Povilas Žagūnis, kuris teigiamai sureagavo ir taryba savivaldybės skyrė papildomus etatus vadovams. Ir, žodžiu, tuo metu buvo toks aukštas amžius, turėjom 12 orkestrų, kur užėmėm apie 400 vaikų, kurie nesimoko muzikos mokyklai. Ir čia buvo turbūt tas pagrindas ir tas tokia ilga veikla, kur paskui nyko orkestrai, kilo jų kokybė, vyko ten žvaigždžių ir nežvaigždžių karai, kaip ir visose meninės institucijose. Bet jau ta vyšnė ant torto buvo, kai pirmą kartą, kai Panevėžys statė areną ir čia žadėjo daug viešbučių ir visko, kad krepšinio atsiras, mes turėjom vilti, kad po Europos krepšinio čempionatą kitais metais galėtų vykti Europos orkestrų čempionatas Panevėžyje. Tai čia 11 metais? Jo, jau 11 metais. Ir mes, kiek reikėjo dar laukti? Jo, ir mes irgi buvo visa Europos asociacijos atvažiavę pagrindiniai organizatoriai. Mes čia kaip tik čia tą kelią aplink Senogę vadindam Ebos keliu, nes mes čia vaikščiodami vis kūrėm planus ir bandėm ir areną, ir akustikas ir taip toliau, bet turbūt pagrindinis dalykas buvo, kad infrastruktūra viešbučio apgyvendinimo mūsų miestas ir apskritis netempė. Tai čia pagrindinė problema? Pagrindinė problema, nes atvažiuoja 3000-4000 žmonių, kurie nori gyventi tą savaitę, jie perkasi viešbučius 3-4-5 žvaigždučių ir kaip ir buvom nuleidę rankas, bet galvom dar paskutinį šansą, kai jau supratom, kad Panevėžys netinka, buvo idėja 2 miestai, Druskininkai, kurie plėtėsi tuo metu, ir Palanga. Ir pirmas mūsų nuvažiavęs vyko į Palangą, nes pažinojom ten, orkestras turi didelės tradicijas, ta prasme orkestrinė veikla,
jis kitokios sudėties negu tie brasbendai, kuriuos mes populiarinti bandom, bet ir buvo pirmas pokalbis su orkestro vadovu, tada buvom pas miesto merą tuometinį jau Šarūną Vaitkų. Ir vat nuo tų metų Palanga jau, kaip sakant, skaičiuoja savo 10 metų nuo mūsų atvažiavimo, kai mes pradėjom su jais kalbėti apie galimybę. Tada dar stovėjo senoji vasaros estrada, tada dar buvo visokių reikalų. Ir išvežėm Palangos savivaldybės atstovus ir būsimus organizatorius gal į 5 ar 4 Europos čempionatus pažiūrėti, supažindinom su organizatoriais, kompozitoriais, į Palangą perkeliam iš Panevėžio Lietuvos čempionatą, kad Palangos savanoriai ir žmonės priprastų, kaip tie organizuojas, nes mūsų Lietuvos čempionatas buvo testuotas kaip tinkantis europinė atrankai renginys pagal tam tikrus kriterijus ir mes įvykdėm keletą metų Palangoj, organizavom pirmąjį Amber Wind festivalį, mūsų asociacija Palangoj, paskui Palanga perėmė, organizavom užsienio kompozitorių, kurie rašė, nes čia reikia didelę infrastruktūrą sukurti, kad ir mūsų kompozitoriai mokėtų tokią muziką rašyti. Ir instrumentus reikėjo, nes jie turi savotišką ten sudėti orkestrai. Ir taip toliau, čia buvo didelis įdirbis iki to, kai jau atkeliavome Palangą, buvo įvykę turbūt virš 10 Lietuvos čempionatų, kuriuose dalyvaudavo europiniai orkestrai gala koncertuose arba kompozitoriai. Ir Lietuvai buvo populiarinta gerokai. Ir Palanga davė pažadą pakeisti koncertų salę senąją į naują. Ir tikrai Šarūnas Vaitkus ten padarė didelį įdirbį ir jam atskiria aplodismentai vis laik turėtų būti. Ir startavo darbas su Palanga. Aišku, ta salė nebebuvo... Nuo kurių metų jūs dirbote Palangoje? Tai mes turbūt startavome apie 13 metus, jo. 13 metus, jo. Konferencija 14 metais. Darėm pirmą tokią didelę tarptautinę konferenciją, kad Palanga pristatytų kitų šalių orkestrą vadovom, kad jie jie atrastų po truputį. Ir tada žengėm tokio keliu, daugiau mažiau padėjom atkurti, įsikūrė įstaigą Palangos orkestras, prie kurios įsikūrimo mes pasidėjom ir daug tokių dalykų. Įdirbio buvo padaryta, kaip Palanga ir tada jau važinėdom, kiekvienais metais vyksta ES čempionatų metu konferencija, kur visų šalių atstovai balsuoja už sekančius vykstančius. Tai mes jau labai senai Lietuvą pristatinėjome įvairiais į Panevėžį, paskui perėmė į Palangą. Palanga buvo ten tokia, prie tos salės daugiau turėjo būti salių, bet ne viską pasistatė, vienu žodžiu, daug buvo tokių reklamos, darbų. Ir pagaliau 16 metais pasirašėm kontraktą, kad Palangoje galėtų vykti 20 metais, pradėjom pasirašinėti, ten daug dar buvo pretenzijų dėl akustikos salės, ten paskui radom variantą su tą akustinę kriauklę specialią. Vienu žodžiu, šiaip taip, ir jau buvom paruošę orkestrus ir mes užsiauginę saviškius, kurie ten jau, kaip sakom, buvo aukso amžiaus Aukštyną, aukso amžiaus kiti orkestrai ir atsitiko gyvenimas, kaip tam draudimo reklamai. Ir 20 metais, kai jau turėjo vykti gegužės mėnesį ir viskas buvo nupirkti ir orkestrai ir jau nusipirkę bilietų žmonės jau buvo išsipirkę koncertus. Kovo 12 gavom žinią, kad koronavirusas ir kovo 16 Europa atšaukė šitą renginį Palangoj. Ir viskas taip ir sustojo. Aišku, praaugo ypač jaunimo, sudėtinga buvo karta, praaugo iki 18 metų konkursuose, kurio dalyvavo iki 22. Gavos tokia duobė, bet mes čia kažkaip stengiamės nenuleisti rankų, dirbom. Ir paskui jau paskutiniai metai, reiškia, jau pačios Palangos viešoji įstaiga Palangos orkestras, savivaldybė pasirašė, turėjo sutarties su ES organizaciniu komitetu ir jie jau ten perėmė tą visą finišo tiesiąją. Tai va taip. Aišku, dar pasakoti reiktų, kad nuo 2015 metų mūsų jaunimo orkestro Aukštyn dalyvavo visuose Europos čempionatuose, konkursuose. Sekėsi įvairiai, niekad nebuvom paskutiniai. 2 kartus buvo prizinės 2 vietos, gavom geriausią solistą Freiburgė, paskui Šveicarijoje 2 vietą ir Utrechte 2 vietą ir jau čia turėjom Lietuvoje, galvojom, jau skinsim auksą, bet vėl ta korona pakeitė žmonės, bet rajone, kaip skaitas, tų orkestrų pamažėjo, gal padidėjo kokybė grojikų ir liko tokie, atkeliavom į tą Palangą jau su tokia vyšnia ant torto, nes reiškia, orkestrui pradėjome tuos kurti prieš 30 metų, paskui po 10 metų įsikūrė Europą, yra po 20 Europos 20-mečių, įvyko Lietuvoje
Europos čempionatas, tokia vyšnia ant torto, kuri pavyko ir dar, kaip sakant, pasitaikė labai geras oras Palangoje, visi sužavėti miestų ir renginių ir vienu žodžiu. Ir labai netikėtas buvo mūsų lietuviškų visų orkestrų. Nu, mes tikrai daug dirbam, bet rezultatai irgi mus labai nudžiugino, nes laimėjom 2 pirmasias vietas, 2 čempionus turim 3 vietos nugalėtą ir turim 2 solistus, kurie geriausiai pripažinti. Tai aš tai, kai peržiūrėjau, Lietuvos orkestrai pasimė daugiausia prizų tame čempionate. Nu, kai būna apskaičiuoja olimpiados pabaigą, kas daugiau aukso, kokius medalių. Tai Lietuvos... Kas tai vertina? Yra kokia nors žiūri, kas kaip vertina? Vertina kiekvieną kartą, yra žiūri iš labai kompetentingų kompozitorių, orkestrų dirigentų, solistų. Europos? Iš Europos masto jo ir reiškia startavo, nežinau, papasakos iki galo, paskui mes klausim, bet startavo 27 dieną jaunimo orkestras Europos, į kurį surinko po 2-3 žmonės iš 14 šalių. Ir iš Panevėžio rajono dalyvavo 2, reiškia, Erikas Ignatavičius ir Algis Gricius, vienas iš Naujamiesčio, kitas, kaip mes sakom, iš Bernatonių sodų. Ir jie dalyvavo šitame jaunimo orkestre, su kuriais dirba turbūt vienas geriausias pasaulio dirigentų, Phil Harper, pasaulinio lygio orkestro Kori band dirigentas. Jie ruošia programas, koncertavo Pajūrio regione, davė koncertus uždarimo koncertuose, jaunimo uždarimo grupės koncertuose, grojo konferencijos atidarimo iškilmėse Gintaro muziejuje, vienu žodžiu, ten jaunus žmonės, tokį ateities sujungė į ateities tinklą žmonių, kurie vienas kitą lieka pažįstami visą gyvenimą ir ta muzikinėse veiklose ten ateityje kūrė bendrus projektus. Buvo kompozitorių konkursas, mūsų lietuvių dalyvavo, bet į finalą nepateko. Ir paskui startavo jau čempionų lyga 12 orkestrų, kurie grojo vieną dieną privalomą tą patį vieną kūrinį. Tada žiūri komisija, kaip klausėt, reiškia, tuose čempionų lygose būna uždaroma į tokią dėžę. Jos atveda anksčiau, jie nemato orkestrų, jie tik tai girdi jos tik girdi. Tai vieną dieną skambėjo 12 kartų tas pats kūrinys, Philips Parko. Tada kitą dieną čempionų startavo rytinę, vadinam, iššūkio kategoriją, kurią laimėjus gauni teisę perėti čempionų lygą. Iškart į lygą negali papulti, nes turi olimpinius reikalavimus atitikti orkestras. Ne taip paprasta. Jo, irgi jas taip pat žiūri komisija ir po to vėl čempionų lyga groja laisvai pasirinktą kūrinį. Ir žiūri komisija, kuri pirmą dieną teisėjavo, jinai išimama ir antrą dieną sudinama nauji žmonės. Kad ko būtų objektyviau. Tai tie rezultatai ir baigėsi renginys su spūdingu gala koncertu, kur ten ir lietuviškos muzikos dalis buvo pristatyta, Palangos orkestro ir jaunimo orkestro kartu paruošta. Ir Kori band, tai yra Europos, jie ir pasaulio, ir Europos daugkartiniai čempionai tų konkursų yra iš Anglijos, jie davė baigiamąjį koncertą ir sekmadienį startavo jaunimo orkestrai, kuriuose dalyvavo iki 18 metų vadinamas development arba kylanti kategorija Panevėžio rajono Naujamiesčio kultūros centro dailės galerijos orkestras Aukštyn. Ir iki 22 metų kategorija, Premier lyga vadinas, arba nežinau kaip čia versti, aukštėjimo ar kažkokia, dalyvavo mūsų orkestras iš Panevėžio rajono, kitas Šilagalio Sklepučinė, turim Vilmantą kartu. Tai va, ir baigėsi jaunimo orkestrų europinio koncerto, nedidelio tokio vakarėlio su Klaipėdos džiazo orkestru jaunimo vaikams ir visi išsiskirstė. Tai tokios savaitė, 10 dienų didelio įvykio. Nekalbant, kad vyko kompozitoriam mokymai, kaip rašyti šiuolaikinę orkestrinę muziką, seminarai. Kompozitoriai, kurie rašė privalomus kūrinius, pristatinėjo, apie ką jie rašė, kad orkestrai tos interpretacijos būtų. Palangoje mes gyvendami kiekvieną rytą grojom koncertus prie savo tose gyvenamose teritorijose, žmonės su dviračiais eidami pro šalį. Aišku, oras labai buvo dėkingas tą daryti. Kai eidavai pro šalį, vis galvodavai, šitam viešbutį koks orkestras gyvena, nes groja kažkas. Jo, visuose viešbučiuose orkestrai įmė konferencijos salės arba namavosi kažkur ir ruošęs konkursai. Tai tuos 3000 žmonių apnakvindino Palanga? Taip. Ne, tai orkestrai patys ieškojo. Bet apsnei, ten turi, Palanga turi apie 4-5 tūkstančius vienos nakties per naktį gali apgendinti žmonių. Jis panašiai yra tik tai 2 miestai, turbūt Palanga ir Vilnius turi, daugiau tiek nėra. Palanga turi. Čia tam, tai va toks.
Toks pliusas labai priėmė jaunimą to orkestrą, jo nacionalinės šito Čiurlionio menų gimnazijos, ten gabiems vaikams vasaros stovykla šiuolaikiška tokia pastatyta, ten Kunigiškėse, ten visi labai buvo veik jūrai, viskas prie jūros plėžėta, pastatai su puikiu apgyvendinimu, ten maitinimas, repeticijų galimybėm, bendravimo galimybėm, savanoriai jūs, kurie dalyvauja, jūs turbūt susiję savanoriai, irgi ten, man atrodo, gyvena. Tai va, tai tokio daug veiksmo buvo. Žmonės atrado jūrą, atrado Basanavičiaus gatvę, atrado Gintaro muziejų, atrado Palangą kaip fantastišką miestą. Sakėmės, pirmą kartą konkursą jautėmės kaip per atostogas, kaip ir konkursas, bet kaip ir labiau ir atostogos. Tai visas, labai gera tokia atmosfera susikūrė, daug draugų pažįstame, nes mes kaip visas pasaulis metai iš metų suvažiuoja, vieni kitus pažįsta, ten viskas, taip, sakant, labai viskas vyksta. Tai va, tai tokia mūsų va, tokia trumpa, apie žiūrį pradėjom, bet papasakau visą istoriją. Ir žiūrį narius, kiekvienas žiūrį narys būna dalyvauja vienoje kategorijoje, kiekvienas įpareigotas vertinimą rašyti raštu, kad orkestrai atiduoti paskui tokį laišką, kaip jis vertina, pasirašo, kad žinotum, kaip jis galvoja, dėl ko tavo tokie balai, kas buvo gerai, kas taisytina, kas galbūt blogai. Ir va, toks labai rimtas, prestižinis renginys. Turėjęs vieną trūkumą, nes Norvegų orkestrai kažkaip išsigando privalomą kūrinį iki 18 metų lietuviškų šokių ir jie kažkaip buvo biški sustreikavę ir nenorėjo groti jo. Tai va, tada buvo, kad jie vis tiek atvyktų, EBA priėmė sprendimą, kad leist laisvą programą. Mes likom su lietuviškai šokiais, nes siūvom ir tautinius rūbus, ir pasirodymą, ir viską. Tai vaikams truputį paaiškinti, kodėl tie, kur negroja privalomą kūrinį, laimėjo, sudėtinga. Tai toks, reiškia, liko toks, nenuoskauda, toks truputį liko toks taškas, bet mes apie tai žinojom, nenorėjom prieš čempionatą jau čia, kaip sakant, labai taip, bet aš manau, kad šiais metų bėgė, kai bus tie mūsų posėdžiai, mes turim tą klausimą labai, su EBA esam pasiryžę labai griežtai aptarti, nes, suprantu, rūpinimas norvegų vaikais, kaip jie jaučiasi, bet mes irgi norėtume pasirūpinti, kad mūsų vaikai jaustųsi gerai. Bet mes tikrai labai geras pasirodymas, kompozitorius labai laimingas. Po to teko kalbėti su daug kompozitorių pasaulio, nes daugiausia apie tai ir kalbė, apie privalomus kūrinius. Visi jį labai gerai vertina ir tokia, tapsime dabar, gal galvom, gal čia tikrai kas nors netitinka tas kūrinys, bet daug kas susidomėjo, prašė partitūrų. Tai tas organizacinis komitetas čia buvo, kuris nustatė kokius kūrinius groti. Asociacijos yra vaidmuo. Čia viską sprendžia Europos asociacija, prezidentas Wolf Rosenbergas. Ir ta Europos asociacija yra iš delegatų visų šalių sudaryta, paskui renkam, kas kažką atsakingas. Tai yra kaip general meeting, reiškia sprendėjai taryba, sakykime, kaip mūsų supratimu, yra vykdomasis komitetas, kuris sudaro prezidentas, generalinė sekretorė, viceprezidentas iš Belgijos. Remigijus atstovas. Aš esu tik tai vienas. Iš šalies. Jo, nuo šalies. Ir yra... Kaip asociacija delegavo tai. Taip. Ir yra muzikos komisija taip pat, kur yra atsakingas Chris King, kuris iš Anglijos turbūt jo sprendimų kažkaip atsirado šitas, jie aišku norėjo, kad kuo daugiau dalyvautų, nes vėl kažkaip, bet vienu žodžiu. Tai truputį gal tokia, kaip sako, šaukštas yra ant tos bačkos visos, bet tai čia toks labai, kaip sakant, viską užsieniečiam nekalbėjom, reiškia, visi, kad mes norėjom, kad, nes čia šis pirmą kartą istorijoje Lietuvos muzikinė iš vis toks. Pirmą kartą tuose buvusiose šalyse, kaip sakykime. Sovietinėse? Jo, nei Lenkijoje, visam, europiniai, čia, aš vienintelis Lietuvoje, mes čia su kompanija sukūrėm tos brasus. Nėra nei Latvijoje, nei Estijoje, nei Lenkijoje, nei niekur tuose šalyse nėra. Vokietija turi, kurie po mūsų pradėjo judėti. Arčiausia šalis Vokietija ir Švedija. Ir Švedija, Vakarų Europą. Vakarų Europą. Tai mes dalyvavom tokiam elitiniam klube, reiškia, Vakarų Europos. Ir Panevėžio rajono kaimuose sukūrėm tą elitą. Elitas gimęs. Jo, nes tai nėra labai lengva išaiškinti žmonėms, tai dūdos, bet iš tikrųjų čia yra žiauriai didelis padarytas darbas ir užsieniečiai tą labai vertina ir nustebė, kaip pasakydavo, savo parapiją dažniausiai sunkiau pranašo būti, mes taip labai ir nesistengiam. Kaip asociacijai buvo sunku, kada pradėjote tą organizavimą ir sakykime, ar nebuvo baisu pasivesti, kaip sakoma, nepavyks. Ir kur finansavimas? Kas finansuoja tokius dalykus? Tai čia ilgas, kaip Remigijus šnekėjo, darbas buvo. Ir arba
kadangi orkestrai kiekvienais metais važiuoja dalyvauti čempionate, tai mes žinojom, kas laukia. O jis dabar iš kur atkeliavo tas čempionatas? Kur praeitais metais buvo Malmėje, kur dabar vyksta, toj pačioj salėje, kur dabar vyksta Eurovizija. O kitais metais bus Norvegijoje Stavangerė. Tai tada Eurovizija turi vykti Palangoje kitais metais. Būtų gerai, mes tikėkime, kad lietuviai nepaves, mes nepasivedėm, dabar reikia, kad kiti, mes čempionais atvarėm. Tai va, ir kiekvienais metais, kadangi važiuoja mūsų orkestrai, žinom, kaip vyksta, žinom, kiek kainuoja, tai kažkaip tai ir stengiasi organizuotis į tą pusę ir ieškotų finansavimo šaltinių, kad... Čia grubiai, koks yra biudžetas šito festivalio? Milijonas, 2, pusė? Net nežinau. Ne, aš manau, kad čia reikia Palangos klausti. Čia jeigu jūs klausėte apie kaip organizavo Palanga, tai aš žinau, kiek iš to grįžkė apie 20-40 tūkstančių skyrė Lietuvos kultūros taryba per 2 metus. Lietuvos nacionalinis kultūros centras skyrė 20 tūkstančių galą koncertui, čia vienam koncertui tiek kainavo. Tada visos šalis ir mes eilę metų mokam nario mokestį. Ir kiekvienas orkestras, kur dalyvavo konkurse, moka irgi mokestį. O kas moka už nakvynę orkestrui? Orkestrai patys susimoka. Viskas susimoka orkestrai. Ir tada renkasi, kas gyvena Palangos spa 6 žvaigždučių, kas gyvena Enjoy 2 Stars. Taip, prašau. Todėl, sakykime, vienam orkestrui išvažiuoti, Lietuvoje tai, sakykime, mums kainavo truputį gal pigiau. Nors Palangoje nepasakysi, kad pigiau gali būti. Bet šiaip paruošti orkestrą ir išvažiuoti, tai aš taip neskaičiuojant, sakykime, atlyginimų, o tik tai grinai darbas, išvažiavimas, bent jau su 30 tūkstančių pradinių biudžetų gali tik tai planuoti. Brangus malonumas. Mes labai galim padėkoti ir džiaugtis, kad mūsų Panevėžio rajono savivaldybė labai skyrė daug dėmesio ir mes turim fondą Panevėžio savivaldybei, ne tik orkestram, bet kitiem kolektyvam dalyvaujantiems prestižiniuose konkursuose, nes pas mus ir stipri vokalinė yra muzika, tai yra fondas, kur gali teikti ir ten, sakykim, 50% reikalingų lėšų jie remia, skatindami, aišku, rašyti, ieškoti. Susideda mes, sakykime, ir tėveliai prisideda prie to važiavimo, bet kadangi vaikai tikrai labai daug intensyviai dirba, mes tengiamės, kad tai būtų minimalus dalykai, nes tai yra 40 žmonių grupė minimum, valgymai, važiavimai, instrumentai, rūbai, techniniai visokie dalykai ir taip toliau. Tai va. Ir pasiruošimas dar. Ir tai aš nekalbam. Kuris trunka per metus, jau baigiam ir dabar galvom, ką kitais metais darysim. Ir jau galvoju, kur čia Norvegija, nes Norvegija, kaip sakant, nepigi šalis, išvežti orkestrą yra tikrai labai didelės kainos. O, sakykime, kultūros ministerijos ar dar ten kažkokių tokių, jie kažkaip nacionalinis tos žiūri ir jiem atrodo, kad čia kaip čia iš kaimo, čia nustebo ir televizijos buvo interviu, iš kur sako, tai aš pažiūrėjau, kad tas Šilagalis, tai labai mažučiai kaimeliai, čia ne iš Čiurlionio menų gimnazijos, ne. Ir tas tokie stereotipai, kad, reiškia, kaip čia iš kažkur gali tokiam geram lygiai būti, negu Vilnius. Jo, nes maždaug, vos nepapuolė kokią, tai žinai, jokų laidą iš kažkokio kaimelio laimėjo pasaulio čempionatą, kaip mes buvom 22 metais. Tai va tokių dalykų yra, bet mes į tai kažkaip stengiamės kreipiam dėmesį į tai, ką mes darom ir turėjom tikslą, 30 metų darbo. Pavyko, kaip sakykim, vertina? Labai gerai pavyko. Aš vertinu, kad žiauriai gerai pavyko. O užsieniečiai ką vertina? Irgi labai gerai. O kas atrinka, kas turi atvykti į čempionatą? Ar jūs kviečiate? Ne, orkestras turi laimėti savo šalies nacionalinį konkursą. Kad atstovauti? Kad atstovauti, jo, kaip Eurovizija. Kaip Eurovizija, kaip griežčiau dar. Tik griežčiau. Nes Sklepučinė visai nesiniai buvo pranešta, kad laimėjo galimybę atstovauti Europos čempionatą. Lietuvos čempionatą, kai baigiam. Panevėžį, taip. Tai dabar trumpai dar priminkime, jūs sakėt, turite nuotraukas su tais prizais konkrečiai, kas kur ką laimėjo. Gerai, tai pirmą dieną dalyvavo, šeštadienį laimėjo Lietuvos muzikos ir teatro akademijos orkestras Brass LT, kurio vadovu esam lektorius muzikos akademijos Remigijus Vilys ir profesorius Kazys Daugėla. Ir dirigentas, kurį kvietėm dirbti su orkestru, buvo Russell Gray, jisai Britanijos pilietis, gyvenantis pasaulyje. Sakau, kaip jis vadins, sako, Europos pilietis vadinti. Superinis muzikantas, dirigentas. Ir jūs nugalėjote kokias šalis?
Mes nugalėjom sekančią šalis, ten buvo, kas buvo, italai, man atrodo. Italija, Šiaurės Airija buvo, čia finaliai išėję 3 kolektyvai. Tada kitą dieną dalyvavo aukštyn tam, kaip minau, development section, tai 2 norvegų orkestrai, kurie negrojo privalomą kūrinį, bet jie tikrai stiprus, vienos mokyklos, ten reikia iš kaimelių surinkti, aukštam, jų turbūt mokykla aprūpintam instrumentais gerai tiek turi, kiek turbūt pusė Lietuvoje, negu visi, tai vienoje mokykloje. O ten kiekvienoje mokykloje taip yra. Nereikia su lituokliu ten prieš konkursą, ką nors lituoti. Jo, ir mes gavom 3 vietą, bet mūsų solistas Liudas gavo geriausio solisto prizą. Kokiu instrumentu? Groja esnu kornetu, netgi ir 2 prizus, sakykime, jis groja esnu kornetu ir fliugeriu. Tai va, 2 instrumentų geriausias solistas. Tada kitą dieną, tą pačią dieną jau vėliau vyko Premier Section, kur dalyvavo Vilmanto orkestras ir jie gavo čempioną. Patys savo truputį netikėtai laimėjom, aplenkėm Italus, Velsą ir Angliją. Wow. Tai aišku, labai džiaugiamės, kad kaip visi orkestrų čempionatį džiaugiasi aplenkę Anglus, taip tarp kitką ir aukštyn aplenkę Anglus, nes Anglai yra šitos brass band muzikos pradininkai. Kaip ir futbole, taip ir čia. Ir aplenkti juos nesvarbu, kelintą vietą yra žiauri garbė. Taip. O kaip jie tai vertina? Jie liūdni buvo. Kaimiečiai pranešesni už juos. Nu, tai pas juos irgi visokių. Aišku, mums smagu, nes ten italai buvo iš, nebeatsimenu, jų miesto iš Bari konservatorijos. Velsas šiaip jaunimo ugdymo programą, o Anglai buvo universiteto orkestras. Tai kaip sakat, iš kaimo aplenkti universiteto orkestrą visą laiką smagu. Ir čia jau visi, tai va, ta nuotrauka ir yra, ne? Jo, ten ta prizų krūva. Tai mes parodysim žiūrovams būtent tą nuotrauką. Jo, dar prisidėjo panevėžiečiai, tai galiu paminėti, reiškia, čia ir katalogę turim. Remigijus Kriukas, kai mes Remigijus Glass sukūrė Remigijus Brass specialias tokias taurės ir mes jas kaip sponsoriai buvome, čia van yra. Buvo teikiama, buvo dirigentų konkursas ir 3 finalistai buvo tokio meninio Panevėžio akcento apdovanoti. Ir paskui tas taurės mes, ne taurės, tą medį, arba kaip gėlė vadina Remigijus, Remės Glass gėlė, padovanojam žmonėms, kurie 30 metų kartu su mumis ėjo to keliu. Tai vienas didžiausių pasaulyje tada leidyklos brass orkestrų muzikos kompozitorius Jan Dehan, kuris čia buvo ir Panevėžyje atvažiavęs. Jisai mums tada, kaip startavom su Lietuvos čempionatu, sudarė labai geras sąlygas įsigyti natas su labai lengvatiniam kainom. Ir mes, kai užtvindėm Lietuvą naują programom, pritaikytam šiuolaikinėje instrumentuotėm, 2001, 2002, 2003, 2005 iki 10 metų daug buvo. Ir jisai parašė privalomą kūrinį, nes tada, kai 20 metais turėjo būti konkursas, buvo ir Baltijos kelio jubiliejus ir jo kūrinys vadinasi parašytas yra Baltijos kelias, kuris naudoja Čiurlionį, Lietuvos himno, truputį Tarybų Sąjungos himno intonacijų ir ten tokia vyksta 3 dalių kova. Ir mes šitą kūrinį taip pat atliksim Vilniuje, Liepos 4 dieną Vario Audroj. Visi profesionalūs ir kariniai orkestrai gros kaip tokie mūsų naujos Lietuvos gyvenimo pradžia. Tai čia jūs ruošitės tūkstantmečio dainų šventė? Jo, šimtmečio dainų šventė. Tai čia atmiausias jūsų renginys? Jo, dar Dūdų vasarą kitą savaitę pradėjom Panevėžį. 17 gegužės Lietuvos kariuomenės orkestras atvyksta, tai kviečiam visus 5 valandą vėl į aikštę ir į Dailės galerijos kiemelį. Startuos Dūdų vasarą, bet grįžtant prie Jan Dehano, tai jis visą laikotarpį palaikė Lietuvą patarimais, mokė mūsų kompozitorius ir jam įteikėm, taip pat įteikėm padėką muzikos prodiuseriui ir Europos repertuaro centro direktoriui ir dabar dirba Jakobui Dykstra, kuris čia yra su Panevėžiu labai susijęs ir su viso ta mūsų veikla, labai daug įdirbio padarė Palangoj. Gavo Remės Glass gėlę. Tada, kaip minėjau, serui Robertui Morganui, kuris padėjo tada instrumentais, organizavo kompaniją ir atsiuntė
kiekvienais metais atsiųsdavo mokytojus, kad tos instrumentus padėtų įsisavinti ir mus mokino, ir vaikus mokino, ir mūsų tuos, Steve Legį ir taip pat tokia ir ilgamečia mūsų Panevėžio lankytojai, kuris čia kaip vietinis jau Panevėžį ir Lietuvoje, Pete Fisherį, kuris nuo pirmo atvažiavimo, nuo pirmo įkūrimo Liudynės orkestro, kasmet atvyksta, padeda ir muzikos akademijai dirbti, ir visuose rajono nuo Šylagalio, visuose 12 orkestrų. Prisidėjom prie steigimo, konsultavimo, augimo jų ir priežiūros. Ir dabar štai mes aprengę į tautiniais lietuviškais rūbais ir statėm kaip tokia padėka jam, jis dirigavo šitam konkurse. Tai paskui ir dar tos gėlės nukeliavo ir Palangos organizatoriai pagrindiniai, Viktorija, kuri buvo menedžeris, tikrai labai daug gražaus darbo ir nuostabiai ten viskas susitvarkė su organizaciniais dalykais. Dar gal kažkam užmiršau paminėti, bet Remigijaus 12 gėlių iškeliavo į Lietuvą, į pasaulį. Į pasaulį visi labai domėjosi. Manau, pragūglins, kas tas Remis Glas ir kur čia kas yra. Tai va, tai tokia situacija. Prasme, pagarsinta Lietuva, visi išvyko Panevėžys nuotaikos. Tikrai matom internete, kiek siunčia atsiliepimo arba rašo, škotų ten spauda jau yra pasaulinis toks visų orkestrus jungiantis World Brass televizija ir yra internetinė tokia didelė informacinė svetainė, kur labai aktyvi, reiškia, Fobars Rest 4 taktai polisio. Jie tokias ir apie Lietuvą ten labai, ir apie konkursą, ir kaip kas vyko, labai daug yra pozityvo. Iš visiems jų mūsų gyvenimą, jie mus seka nuo pirmo pasirodymo, kai mes 2015 Freiburg'e įstojom, jiems toks buvo atradimas, nes Lietuva per maža, o Panevėžys da mažesnė, Naujamiestis, tai sakė, čia kurioje vietoje. Tai, bet mes labai džiaugiamės, kad, reiškia, ne vien didieji centrai, nes mes galim vadinti Vario orkestrų sostinė iš vis. Taip ir vadinamas Lietuvos muzikantai, čia Brass Meka Panevėžys. Tai va nežinom dabar, tai Palanga. Ir kaip čia bus sekantis kokie žingsniai, bet šitą 20-mečio Europos vyšinį ant torto tas brasbendas Lietuvai, čempionatas buvo čia tikrai skambi styga ir labai skambus akordas. Kam dabar ruošiamės? Sakė, Duduvas prasideda, 100-mečio dainų šventė, kas toliau dar seka šiais metais? Dar Lietuvos orkestrų čempionatas, bet... Kada? O nežinom kada, nes miestas gražinom šiais metais į Panevėžį, bet miestas uždaro salę remontai, tai va čia dar turime... Rugsėjo mėnesį dar bus Vario audra. Čia po Panevėžio apskritį. Po Panevėžio apskritį Vario audra bus jo. Tarsi veiklų turim įvairių stovyklų ir prieš jaunimui darom pasirengimo orkestrinę stovyklą, tikriausiai planuojame po Joninių 10 ar kiek dienų, kiek su biudžetais ir kokia čia didumo. Turim įvairių išvažiavimų, reiškia, Lietuvos atstovavimo, tam tokiam pristatinėjimo dabar bus. Kadangi vis pavyko, dabar bus gera, 5 metus galim būti važinėti, pristatinėti, kaip mes šiek tiek viską padarėm. Tai va, pirmas pristatymas planuojamas birželio mėnesį, pradžioje 2 savaitę bus Grioningene, kur ir pradėjom, bus toks Olandijos atvirasis čempionatas ir ten planuojama konferencija, seminaras, aptarimas, tai mes tenai planuojam važiuoti. Abu orkestrį važiuojate? Ne, ten planuojam kaip atstovai asociacijos važiuoti, gal dar yra planas dabar, jeigu muzikos akademija nenuleis rankų, jie galvoja, kad gal dar sudalyvauti ir konkurse. Bet čia jau toks, dar tik tai čia toks pamastymas. Tai va, Liepos mėnesį dainų šventė, Vario audra, Dūdų vasara. Ką pamatysime Dūdų vasarai per visus tos ilgą vasarą? Taip, Dūdų vasarai planuoja pas mus atvažiuoti profesionalus mūsų Lietuvos orkestrai, ir Karinis, ir Ąžuolynas, ir... Garsas miesto muzikinio teatro. Taip, Šiauliai. Ir policijos orkestras. Turėsim svečių iš... Planuojame iš Nebraskos, jeigu... Iš Nebraskos, iš Estijos. Latvijos. Belgų bus tikriausiai pasirodymas. Belgų bus, dirigentą turėsim belgų. Veiklos yra viena, dabar jau iki... Pirmi 8 koncertai parašti, su kitais vyksta dar darybos, nes ta dainų šventė truputį. Turėsim Liepos 5 dieną labai įdomų koncertą. Pensilvanijos karinis orkestras bus Panevėžys iš Amerikos.
ir Ukrainos mušamųjų grupė, kurie Crazy Drummers bendrą programą atveš. Nes jie susitiks dainų šventėje, Pensilvanijos karinis tas dalinys buvo pirmas, kuris atgavus Lietuvos nepriklausomybę pradėjo tiekti pagalbą karinę ir visokią Lietuvai. Ir savanoriai Lietuvos iki šiol turi labai glaudžius ryšius ir savanoras krašto apsaugos ryškia savanorių Big Bandas artimai bendradarbiauja su jais ir jie atvažiuoja Liepos 4, kadangi Amerikos gimtadienis, jie ten gros Vilniui, prašosi dainų šventėje, ieškam galimybių ir Liepos 5 po Amerikos ambasadoje atlikto koncerto atvažiuoja į Panevėžį. Tai čia bus toks gal išskirtinis, vienu žodžiu, kūrinys, tai tas Dūdų vasara jo. Aišku, tai dar jie tokių dalykų, kurie, kelyje į Lietuvą, bet dabar aš manau, kad po Palangos po Lietuvos to pristatėm, nes mes ten turėjome ir parodą vyko, ir savo stendą, ir pristatinėjom, ką mes vykdom, manau, ir buvo susidomėjama gal ir daugiau orkestrų gastroliuojančių, ir specialiai mes siūlėm tokias, aiškiai, 5, 6, sekmadienis koncertai, kas gali vykti Panevėžy, Palangoje, ar ten Plungėje, kur tie tokius turus savaitgalinius, poilsinius, muzikinės atostogas, tai manau, kad čia Lietuvai bus dabar labai didelis žingsnis, naujas atradimų Lietuvos iš naujo. Na kągi, tai puiku, įvyko, kaip sakoma, tas pirmasis, tikėkime, kad po 10 metų vėl atsivešite 15. Yra tokia galimybė, ar ne? Dabar iki 28 metų jau beveik pasirašytos sutartis, 50, čia buvo 45-asis čempionatas, kuris vyko. 50-asis planuojama, kad vyks Londone, ten, kur gimė pirmą kartą, pas pirmas ten irgi vyko Londone. Ir po Londono 28 metų jau yra norinčių Olandai, Belgai ir Italai, man atrodo. Tai jau iki 30 kažkelintų metų eilė yra. Tai norint vežti, vos nereikia kitais metais pradėti galvoti, susitarti ir pradėti dirbti darbą. Kaip dabar iki šiol dirbam, kol į Palangą juos atvežėm. 15 tokių intensyvių metų visą laiką važiuoti visų nacionalinių vykstančių, reiškia, Europai konkursus, kalbėti su žmonėms, sakyti, kokie mes simpatiški. Dabar po to, kai visi buvo Palangoje, bus truputį tą darbą lengviau, kai man reikėjo tą dirbti, kai tos Lietuvos nelabai kas žinojo ir vežiau muziką nuo Welcome to Lithuania, šitą inkultą tų laikų ir iki dabar, bet paskui, kai pamatė mūsų grojančius orkestrus, nes jie sakė, čia Lietuva nebras šalis, čia mes nieko apie jos negirdėjom, kad čia tokia yra. Bet jūs įrodėte? Dabar jau nebekalbėsim. Supratau. Gerai, ačiū Jums, kad papasakote apie renginį ir apie būsimus renginius. Priminsiu, jog pas mus studijoje viešėjo Lietuvos varinių pučiamųjų instrumentų orkestrų asociacijos atstovas Remigijus Vilis ir vadovas Vilmantas Vapsva. Kągi, linkiu Jūsų kolektyvams ir Jūsų asmeniškai sėkmės kūrybinės ir dėkuoju, kad atvykote į studiją. Ačiū labai. Lauksim Dūdų vasarai kitą savaitę. Dėkuoju žiūrovui už dėmesį. Viso gero. Viso gero.